Sveiki, įsijungiu YouTube kanalą Kiemo Magas. Su jumis pats Kiemo Magas Laurynas ir Karavano projektas. Šiandienos epizode matysite, susitvarkysime kolonų polius, susitvarkysime kolonas ir susuksime skardinę fasado apdailą. Nieko nelaukdami kimbam darbus, tai pradėsiu nuo tinklelio montavimo, kurio neberodysiu, nes rodžiau daug kartų. Tai susimontuoju tinklelį, o tada lekiam prie polių ir kolonų. Tai pradedam šiandien nuo polių išsukimo. Neturiu jokios armatūros, tai pasiėmiau tiesiog 2 ilgasriegius. Vienas turbūt perlinktų, nes gan plonas, o 2 visai gerai čionais atliks savo darbą, manau. Tokiu būdu mes ir išsuksim. Rankom turbūt. O, žiūrėk, rankom eina. Kai rankos, kai grebliai, tai ir išsisuka. Galėjau, aišku, išsinuomoti grąžtą iš timberio, bet nesuspėjau aš visko visur. Dar ir dailylenčių nenusipirkau iš tikrųjų. Tai nieko, išsuksim rankeliam, susuksim irgi. Pasimsim naują polį ir aš manau naują polį montuosime mes čia ties kampuku. Tai iš vidurio dabar išimsiu tą balkį. Pirmą čia aišku polį pastatysiu, tada iš vidurio išimsiu koloną, pastatysiu ją čia, tada šitą pastatysiu į vidurį ir va taip sukeisiu vietomis. Jo, dabar prisiminiau, kad šitie poliai yra aukštesni, bet jų aš turiu tik tais tiek, kiek yra po kolonom. Visa ta dėžė, kurią turiu, yra su tais trumpesniais poliais. Oho, čia giliau įsukta ir va tai tau. Tada bandom sverto principą naudoti šitiem poliam. Gerai, bandom kitaip tada. O, easy. Nes, kadangi jie dar kelsis, tai čia tos trumpus naudoti nelabai būtų gera idėja. Nes va panašiai tokiam aukštas polis ir turės būti. O paskui jau, kaip esu sakęs, čia dar biškį žemė kelsis. Išsitraukti, aišku, neištraukti. Fink, Laurinai, fink. Gal reikia atkasti. Pavyks ar ne? O, pavyks. Va, kai gerai. Šitas jo, tikrai ilgesnis. Jo, akivaizdžiai. Šitas kaip reikiant. Ir dabar reikia pasižiūrėti, kur man tas polis, kiek jis atsitraukia, nes čia dabar yra akelė. Jo, čia yra akelė. Taip, tai einam pasimatuoti, kiek yra. Skardai yra, imkim 2 centimetrai, ne? Ir bent porą palik tarpelį, jeigu. Tai 4-5 centimetrai turėtų kažkur nuo grebėsto atsitraukti. Gal daryti 5 reikia. Jo. 5 tada nuo grebėsto darom. 5 nuo grebėsto bus stulpo šonas. Tai 10 reiškia bus kolonos centras. 10 nuo grebėsto. Dabar stoviu ir galvoju, gal kampe net nedėtos kolonos. Dėt čia. Viena kolona čia. Kita anam gale tiek pat atsitraukus nuo krašto. Ir tada gal net 3 užtektų. Logika sakytų, kad reikėtų į kampą. Va tai tau. Velniop. Dėsim į kampus. Nebus švenčiausios treibės. Taip, tai centras 10.
Ar tikrai centras 10? Centras 10, kolonos kraštas 5. Na jo, centras 10, tai kolonos kraštas bus 5. Susuksiu liks poro tarpelis. Bet palaiku dar apskardint. Gal darom 12. Centrą darom 12. 12. Liuks. Sukam toliau. You know I'm working. You know I'm Miss Missy, Erica, Incense, and Prince, product joy. Nu va ir yra. Sunkiau negu atrodo. Ne visai gal tiesiai. Čia labai gerai. Čia truputėlį norėtųsi į ten. Na, bet kaip ir sakiau, užsipils dar žemių. Kažkiek ir plius minus. Ople. Nu, čia labai gerai gaunas. Na, tai va, turim staciją tokią, kad iš principo dabar mums stovi kolona taip, kaip turėtų stovėti. Visur tarpelis yra 7,5, 7,2, nu tai čia milimetrai. Tai prisiaugint dar 5,95 vieną reikia tada ir išsipjaut iš kolonos tą tokį L formą. Nu ką, pažiūrim, ar čia kas nors paės ar nepaės. Aišku, dar reikia gilint. Aha, dar reikia pagilint. Kiek mes dabar jau bus gerai. Ant šičia prisisukt. Tada bus galima ten tvarkytis. Kaip tave man išsaugot, kaip tave išlaikyti. Kaip dainavo Žasai. Man gerai, man nieko netrūksta. O, nu tobulai čia. Nu va ir priauginom. Ir dabar šitą koloną bam ir išpjausim. Tai bus. Ir 5. Nu, pažiūrim, ar tikrai pataikiau. O taip, gal ir iš antro karto, bet turim. Tai va tai dabar visas reikia sudėti. Tarpelis pakankamas. Dabar važiuojam. Nebėra ką čia kalbėti, dabar dirbam. Nu ką, turim sutvarkytas visas kolonas. Užvalgom. Šiaip aš dieną nelabai mėgėjęs valgyti, ypač kai dirbu, bet pastaruoju metu šiek tiek jau nepatenkintas esu savo formą, tai nusipirkau vėl baltymų, kad biškelį pamaitinti raumenį ir amino rūgščių, nes ir energija, amino rūgščių su elektrolitais, nes pajaučiau, kad jau geras mėnuo kaip ir energija pasėdus. Dirbu daug, ilsiuosi mažai, tai šaunam sneksą sausainių skonio baltymų kokteilis ir tada suksim skardą. Beje, tinklelis nesurūdijo. Parūdijo va šitas tinklelis, kuris už manęs, jisai buvo numestas ant žemės. Tai jo, po lietaus jisai vietom parūdijo. Bet visas tas tinklelis, kuris buvo prisuktas arba kurį buvau palikęs ne ant žemės, visiškai nieko. Tai mano patirtis ir mano žinios dabartinės rodo, kad tą tinklelį gali drąsiai naudoti ir jisai nesurūdys. Atsigeriu ir kimbam į paskutinį etapą.
skaniai. Gali būti, kad esu sugadinęs vieną lapą, nes prisukau ir tada supratau kai ką. Tai žodžiu, dabar nusikirpu ir tada paaiškinsiu jums, ką aš supratau. Bent jau man atrodo, kad aš supratau. Nu, blemba. Nu, kažkaip su šito maina. Vieną tikiuosi lapą pjaunu, ne du. Come on! Nifiga nelengviau. Nervas suima. Fuck off! Pavargau. Aš čia į kampą noriu dėtas 2 lentas, ne apdalinę. Bet jeigu aš čia palieku bangą, man ta lenta užsidės ir čia liks didelis labai tarpas iš tos pusės. Nu, va iš čia. Iš čia. Čia uždedu lentą ir tarpas labai didelis. Tai va dėl to aš čia nupjoviau, pastumsiu lapai tenais ir man lenta gražiai užsidės ant dalylenčių medinių ir ant skardos. Ir kitas momentas, iškritęs magnetukas ir labai trukdo dirbti. Šiaip sunku skardą dėti šitą vieną. Bent jau pirmą lapą, kai darbai ne tie, kur darai nuolat, iš karto perdega modemas. Tarpuką paliekam. Nu ir va taip. Ir va labai sudėtinga dabar. Turi pasimti varžtą. Ir jisai nesilaiko. O, ir aš, pavyzdžiui, nu, blėt. Nahu, nervuoja. Eik tu nahu, nu va ir iškrenta. Blėt. Vieną prisukiu. Tada prisidedi gulščiuką. Gulščiukas sako, tu grybas esi. Pasidarom taip. Ir prisisukam dar vieną varščiuką. Antras lapas tikiu, kad bus lengviau, nes jau bus palika matuotis. Varžtain kiek tiesiai. Čia gerai. Pasidariau taip, kaip norėjau. Kaip ir minėjau, dabar aš jokių langų čia nepjaustysiu. Yra keletas priežasčių tam. Na, iš priežasčių tai vis atsiranda minčių kažkokių naujų. Didesnį langą ar dar ką nors. Tai nenoriu skubėti. Kita priežastis, kaip tik, kad reikia skubėti. Reikia užsibaigti. Užsibaigti man čia, kad galėčiau namo varyti dirbti. O dar kita priežastis, kadangi namie irgi, nu ko tu kur, nu tu bli, galbūt netgi iš namų atsivešiu čia langus, nes namuose keisiu ir galėčiau atsivežti. Leidžiam. Nu čia galvoju bus lengviau su tas skardaviškiu, bet lengva nebūna niekas. Gerai, tai mes galim tai pabandyti. Nu, ar čia galėčiau iš karto sukt. Mes mokėmės toj pačioj klasėj, mane jis stebi nedrąsiai, kodėl jis nuo žvilgsnio parausta, atspėti netaip jau sunku. Sunku, skolingas jis man pinigų. Sakėt, patiko toks vaizdas, tai kadangi galvojant nėra kada labai juokauti, bent jau vaizdą gerą paduosiu, įdomu. Jeigu čia bus įdomus, aš gali būti, kad esu per arti ir šūdą jūs čia matysit. Taip ir taip. Taip stenėdamas ir bandai kažką. Tarpiški.
randai kažko. Bet norėtųsi, kad nevažiuotų, bet palei ten atrodo gerai. Nu, dirbam su to, ką turim. Žymim. O, baigėsi pieštukas jau. Vos neiškrito ką tik. Nu, ilgelai. Ilgelai, imam kitą lapą. O, tik tais ranką vieną paleidė ir pabėga. Stiek tų rankų trūksta. Bet nieko. Šitiek pasidarėm. Pasibaigsim. Iki galo. Čia tai smagiausia dalis. Viskas bus, viskas bus. Visko bus, visko bus, visko bus. Nu ir tradiciškai paskutinį lakštą prisukam kartu. Atsikirpau. Reikėjo dar 5 cm platesnio, bet kadangi ten jau paskui bangelė, tai aš kirpau ties pirmos bangelės viduriu ir dar atsilankščiau jį. Ir ten paskui užsileis lenta. Tik tais galvoju, kad kampukose ko gero reikės sudėti dar tinklelį. Va čia kur nors. Nu. Tiek tų darbų šiandien. Baigiam sieną, liko kampai, pamatas ir pakalimas. Nu ir kolonos. Tai iš principo sekantis darbai bus, ko gero, pakalimo būrimas, jeigu galima taip vadinti, kūrimas. Improvizuosim su pakalimu. Jau artėjom link namų. Tai vėlgi, pakomentuokit, ar įdomu karavano projektas, ar vis tik jau labiau laukiat, kol namuose pradėsiu rimtus darbus. Šiandien išleista praktiškai nieko, nes kardą jau buvau paskaičiavęs, kai montavom stogą. Polius tos pačius naudojom, kolonas tos pačias, tinklelį susidėjau tą patį, tai iš principo išlaidos yra tik varžtai 20 eurų. Čia maks, kadangi jos irgi jau nusipirkė seniausiai, tai jau net nebepamenu, bet tarkim 20 eurų. Tai va, pridedam prie bendros sumos. Ir va tiek. Tiek tam kartu, tai ačiū, kad žiūrėjot. Nebemarinuokime laiko. Paspauskit like, hype, subscribe, pakomentuokit ir pasiekit mane socialiniuose tinkluose Instagram, Facebook, TikTok. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio epizodo.